Tai sveiki, mano pensininkai. Čia yra mano toks rytas, dėl to, nes aš išvažiuoju iš Anglijos. Aš neišvažiuoju iš čia, sužinosite kitose vloguose. Čia vlogas vienas, tiesiog pirmas. Aš dabar renku savo daiktus, nes aš važiuoju į olimpiadą. Mane pakvietė į olimpiadą, tai, sakykime, visi daiktai surinkti, tenais yra šiaip šepetukai, tenais yra viskas ten. Senas nėra, jisai kur? Ar rūstėlį, kai žiūri. Staigmena! Tu pats pagaminai maistą? Tai... Tada puiku, einam valgyti. Kur gėlės? Jos jau viskas jos jau nebegražus buvo, aš supratau. Dabar aš einu išplauksiu indus. Gerai. Aš jau beveik visus daiktus surinkau. Gerai. Aš kol kas tiesiog pažiūrėsiu, tu plauk indus. Ką man plauti, jeigu pas mus yra? Indaplovė. Viskas? Kas viskas? Indaplovė plauna. Okei. Įsiplovė. Viskas gerai. Tai gerai, mano pandėriukai, mes dabar einam. Aš pasimti dar biškutį savo kosmetikus. Aš net nežinau, su kuo aš gyvensiu. Iš viso nežinau. Tėmė, tu tik puikiai pasirūpink kuo, gerai? Aišku. Tu nematliuo, mane šeimininkė mane palieka. Besipintikit, bet jūs ant šeimininkų pavūsiu. Viskas gerai, uoga. Sugrįšiu aš po 5 dienų, po 4 dienų. Tai gerai. Hop, 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 hop. Oi, kas čia tie? Semai, palaikyk uogą. Okei. Labas, Sema. Labas, tu važiuoji ir į tą olimpiadą, jo? Jo, tave ir pakvietė. Jo. Ir man, žinai, ką pasakė? Mūsų direktorė man pasakė, čia buvau nesnei universitetą nuėjus vakar liktai. Ir jinai pasakė, kad mes vienam name gyvensim, bet tenais po 3 žmonės gyvena visi, bet aš net nežinau, kas dar gyvens mūsų name, nesakė. Sakė, kad aš su tavim gyvensiu. Supratau, tada užeik. A tu papusryčiavai? Jo. Aš tai iškart tiesiog rūbus jau rinktis tai. Tai aš atsikėliau, man Simas pagamino. Labas, Sima! Labas, uoga! Oi, labas. Gal duokit man užkasti. Gerai, lėktuvas kada? Už 2 valandų. Tai gerai. Padėk, tu su lagaminu? Jo. Gerai, Siemai, tu einam. Ten daug žmonių bus? Jo, tenais grupelė. Tai tenais šiaip, ten su grupelėm, ar kaip. Tai ką valgysi, Ema? Net nežinau, ką duosi, tai ir valgysi. Okei.
Gerai, reikia pamaitinti uogą. Jo, einu. Uogą įkvalyti. Taip. Mes tau galim pizzą duoti. Oi, tinkam. A, ką gersim? Ir sakiau, ką duosit? Ir tą, ir gersiu. Galim duoti limonadą arba vandens. O, duokit vandens man. Gerai. Va. Ačiū. Gerai, tai pizzą ištraukiu. Reisimai, eik pažiūrėt. Ką uoga daro. Ok. Susilka žaidži. Taip. Žaidžia. Supratau. Keptis. Oi. Taip, jis jau iškepė, biškai padegė, bet nesvarbu. Ok. Va, Ema, imk. Gerai. Ačiū. Ar jau važiuojam į oro uostą? Aišku, važiuojam. Aš jūs nuveščiau. Gerai, aišku. Gerai, susirinkti visus daiktus, turit pasus, ten bilietus. Jo, turim. Gerai. Dabar einam. Nu ir daug, čia žmonių čia nori paskaičiuoti visi iš šitą olimpiadą. Viskas gerai, bet cukrėlim. Tai mama, nu jau, čia. Nu jo, daug čia žmonių labai. Tikiuosi jau visi susirinko. Tai visi, galbūt. Nu gerai. Iki. Ate. Iki, Semai. Gerai, kad visi susirinkote, tai dabar eikite tenais ir jūs visi patikrinės, nes aš dabar einu pirma. Ir tada susigrupuokite po du. Galiu stavimi. Taip, aišku. Viskas jaunuolis susigrupavo, dabar aš einam tikrintis. Gerai. Gerai, labą dieną. Sveiki. Šitą, kita grupė važiuoja į Lietuvą. Tiksliau, skrenda į Lietuvą. Aha, duokite savo pasą. Bilietai internetu ar čia? Bilietai visi yra registruoti internetu. Tai galite pažiūrėti pagal pasą. Gerai. Prašau. Viskas atitinka, gerai. Tai palauk, surasiu. Aha, viskas gerai. Pateikti savo lagaminą. Gerai. Gerai viskas. Taip. Labą dieną. Jūs po du. Mums reikia susigrupuoti, kad būtų po du. Nu tai duokite savo pasus. Va, prašau. Gerai, viskas atitinka. Prašau. Imkite. Jūs be lagamino? Mano kuprinė daiktai. Nu tada gerai, eikite. Labą dieną. Va, prašau, mano pasas. Gerai. Gerai. Va, prašau, jums pasas. Labas. Tai šitą pamečiau. Visi susigrupuokite, kaip buvot. Gerai. Gerai. Tai va, mes lėktuvės skrendame. Mes sėdime kartu su Ema, nes bilietai buvo nupirkti
Vienas ir kartu, mes esam kartu, jo. Tai čia labai nuostabu. Vis kitaip, pavyzdžiui, reikia susipažinti, aš tiek nežinau, čia šiaip tai visi gyvena po 2, bet taip atsitiko, kad po 3, nes kažkur mes su 3 gyvenės, mes paskirstė taip direktorė. Aišku, ne jinai direktorė, bet Miss Haren yra mūsų direktorė, čionais yra olimpiados mokytoja. Ir olimpiada tai va yra. Tai va, tikiuosi mes, čia sako, kad mes atskleisime 6 ryto į Lietuvą, iš Anglijos šias. Jeigu dabar yra 10 valandų, tai mes 20 vakarą atskleisim. Tiksliai. 10 valandų perskambinu iki Lietuvos. Prašome prisisegti savo saugos diržus, mes leidžiamės. Lietuva, Vilnius, prašome išeikite. Jūs pasimkite savo daiktus ir išeikite. Ačiū, kad skridote šituo lėktuvu. Tai va, visi lipam studentai. Tik čia. Ui, atleisk. Na. Visiems. Taip, visiems. Skaičiuoju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Jo, 8 vaikai. Vienas mergaitės trūksta. Jinai važiuoja su traukiniu. Nu, čia ne visi. Čia jūs viena grupė esat. Viena mergaitė, kuri šiaip turėtų būti. Jinai į kitą grupę pateko. Atsiprašau, kas ta mergaitė yra? Jinai mergaitė, žinosit, jūs su ją gyvensite. Emilija ir Rima. Supratome. Taip, visi laukia apačioje, jūs keturiese. Taip, jie keturiese. Ne, sakiau po 2, bet čionais gali taip 4, tai jūs keturiese mėgot. Gerai. Tai va. Taip, jūs tada galės susipažinti ir taip toliau susidraugausit, viskas bus ok, tikiuosi. Va čia jūsų kambariukas, taip, lietus Lietuvoje dabar lyja. Gerai, nes dabar vakaris, dabar šiaip tai dabar yra jau 9. Jūs apsistokit, apsirinkit pižamas ir eikit miegoti, nes rytoj aš ateisiu jūs pakelti 6 ryto. Gerai. Nu viskas. Aš esu Nikolė. Aš esu Gabija. Aš esu Kasparas. Aš esu Viltė. Nu tai gerai susipažinom, tai einam miegoti. Jo, tai mes kartu miegosim, Kasparai, taip? Nu taip. Taip, jūs esate paskutinės, tai visi jau apsigyvenate, čia šiaip šalia vienas kitą, apačioje gyvena kiti du ir tada dabar jūs gyvenat kitam namėlį su mergaitėm ir su manimi. Tai va. Gerai. Tai kieno čia kambarys? Jūs patys pasiskys, galės susipažinti su kita mergaitė. Mija! Mija. O ne, Mija. Taip. Kas buvo?
susipažinkit. Jūs žinokite, tryse gyvensit. Aš kitą name gyvensiu. Apačioj. Jūs antram. Tai va, susipažinkit, susidėkit, aš savo daiktą susidėjau. Tada gerai. Aš tada einu į jūs susipažinkti. Ate. Labai puiku, kad mes su tavim gyvensim, žinok. Ačiū, Amelija. Tau irgi, žinok, labai puiku su jumis gyventi, senusios draugės. O kur tavo Stefanija? Jūs nepateko į olimpiadą. Čia labai košmaras buvo. Suvažiavau su traukiniu ir su kita mergaitėm. Kitoj iš kitos grupės. Okay. Žodžiu, nebebuvo vienas tame name ir aš šiandien gyvenu. Supratau. Bet gerai, kad man šitą lovą. Aš sirinksiu savo pižamą. Eik tu, aš buvau čia matėjus rūbus ir jie pradinga. Ai, žodžiu, nesvarbu. Įsivaizduokim, kad jinai su pižama ir eina miegot. Okay. Tai pala, mesgi šitoj lovai netilpsim? Ne. Ir tu su Mija miegot? Ne, tu gali čia nais miegot ir tada apsikeitinėsim. Okei. Aš nieko nekraustysiu. Paliksiu viską ten, lagaminė. Aš tik pižamą dabar įsitrauksiu. Gerai. O kiek mes čia būsim? 4 dienas. Supratau. Šiaip nieko nekraustysiu, mes tik pižamas įsitrauksim. Tai gerai, panteriukai. Šiandien yra toks videos, tai laukite kitos serijos.